Labadiena. Visas paaiškėjo per maždaug savaitę. Nekelia jums nerimo elementariai, kad Nemuno aušra su savo kandidatais tiesiog nesusitvarko su jiem patikėtomis užduotimis? Na, aš vertinu tą atsistatydinimą ministro kaip tikrai tokį gana išmintingą žingsnį. Apie tai aš pasakiau nuomonę ir mūsų koalicinės tarybos rėmose, kad tikrai jis buvo padarytas laiku ir geras žingsnis. O dabar aš manau, kad mes turim žiūrėti į priekį. Matote, apskritai dabar yra pilnatis ir visur laukia, namuose gali būti darbe, ypatingai politikoje daug visokių nerimo ženklų. Tai žiūrėkit, jūs sakote, Žemaitaitis ir Adomavičius pilnaties čia veikiami elgiasi. Nu ką jūs norite pasakyti tuo? Aš noriu pasakyti, kad viešajam lauke, kaip ir bet kokiam darbe, bet kuriuose namuose, kokioj nors draugijoje, gali būti labai daug nerimo, gali būti daug emocijų. Ir aš esu linkusi vertinti šitą situaciją, kad jokių būdų ne Žemaitaitis, ne Adomavičius, ne kas nors, bet mes visi galime būti veikiami ir pilnaties, o taip pat ir viso to, kas vyksta toj viešojo erdvėje. Hey, what's up? Oolong, check Goku out. Oh no, not again. It's a full moon. Oh no! So even the great Goku gets scared every now and then, huh? Hey, bud. I wouldn't laugh at him if I were you. Here we go again. It's Ape City. Komiteto narius. Tai vieną narį mes davėme Vytautą Sinicą, kad jumis patvarkytų, kad pagautų jumis vogiančius, žulikovojančius ir panašiai. Dabar nusprendėme, kad jūs esate tikra teroristinė organizacija, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai, esate pavojus valstybei, tam statome aidą, kad ir čia jumis pagautų.